minė apipuola iš karto ir Jezidas kur be išliptų iš čia super žvaigždė, žinai, jau labai iškart minė. Kopų visi bijo dažnai pagal dydį, bet žmonės neteisingai vertina. Ne didelių kopų reikia bijoti, o laužytų kopų, nes šitos kopos, kurias mes matom, čia vadinasi laužytos. Ir jos nėra didelės, jos neaukštos. Pagal aukštį tai čia visai nebaiso, neatrodo, bet nuo tokių vadinamai nulaužtų kopų labai lengva ir su mašina nusilaužti. Ta prasme, nusirident, nukrist, susilaužyti viską ir dažniausia kompresiniai lenktynininkam visi būna būtent ant tokių. Ateina greitai, išskrenda ir kaip tvoja arba priekiu,
arba netgi nukrenta iš kokių ten 3 metrų. Na, va taip su mašina ir viskas. Jeigu nors kiek diržai dar gerai nepriveršti ir jeigu žmogus dar neturi labai gero raumenino aplink, kaip sakyt, stuburą, tai čimaukšt ir viskas, ir yra kompresinis. Ir tada malūnai skrenda, veža namo. Nu, tai čia labai dažnas lenktynininkų jau toksai pažeidimas va tokiuose kopose. Tai čia reikia būti labai atsargiam, nes čia jos yra pačios pavojingiausios. Jos mažos, iš tos pusės dažniausiai saulė šviečia, jos būna apvalios, tu nieko nematai, važiuoji ir jeigu tik tai nenusilauži viršūnės, tai skrendi. Ir sakau, arba priekio, arba taip. Nu tai vat, žodžiu, tokių reikia tikrai vengti. O didelės dažnai būna, irgi būna stačios, tai jau labai pavojingos, jeigu ir didelės ir stačios, bet didelės jos dažnai būna apvalesnės, jos nebūna visai taip nulaužtos. Ir didelėse kartais kaip tik dažnai atvažiavus galima tiesiog imti radiusus tokius ir paišytis ir ramiai. Nu, bet aišku, čia reikia tiem, kas skaito, o skaityti reikia pradėti vis dėlto kopas nuo mažesnių. Į didelės iškart nerekomenduotina lyst, nes, nu, aišku, iš ten nukritus, tai galima ir 50 metrų nuo viršūnės ridentis, ar, nu, žodžiu, jau tada visai pasiekmes gali būti labai tragiškos. Viskas, o minkštas smėlis nėra problema, nes minkštas smėlis tiesiog, ką gali jums padaryti, tai jūs užsėsit. Ir reikės biškį raumenukais padirbti, pakast, paprotaut, kaip išvažiuoti į kurią pusę. Bet minkšto smėlio paprastai bijot nereikia, reikia bijot va tokių va kopų, nuo kurių galima tiesiog pakilti ir nukristi. Tai tiek. Geras automobilis, bet vat, žmogus įlindęs į dykumą ir nežino, nu, nemoka visai su tuo automobiliu elgtis. Automobilis yra įrankis, su juo reikia mokėti naudotis. Jeigu nemoki, negalima lyst giliai į dykumą. Būtų nepasodinęs, aš būčiau tą automobilį jam nuleidęs, bet jis jau jį ant dugno pasodino, dabar jau reikia traukti. Dykumoj negalima niekada palikti žmogaus bėdoje. Yra bėda, tai yra dykumos taisyklė. Visada turi sustoti, kad ir kurva. Mes lyg ir skubam, norim vietą gerą užsiimti. Visada reikia padėti. Dykumos taisyklė. Čia karmos taškai. Būtinai padedi ir važiuoji toliau. Visur suspėsi. Čia dabar matom
kas dirba fiziškai daugiausia ekipaže, tai dėja, bet ne vairuotojas. Visada dirba navigatorius daugiausia, nes visais sėdimo atvejais paprastai lipa tik jisai. Jisai turi sudėti, jisai turi surišti, jis turi parnešti. Dažnai nuo kopos nuvažiavus reikia ir kokį 100 metriukų temptis, pavyzdžiui, 4 santrekus, tas lėkštes smėlio. Jos sveria, jas dar iškast reikia. Žmogus ateina uždusęs, paskui knygos negali kokias 3 minutės skaityti. Atsikvėpuot turi. Na, bet čia jau nieko nepadarysi, patam daugiai. Pas profesionalus visada vairuotojas nelipa, nes jo jėgos yra saugomas. Nes jeigu jisai kastų ir tą patį darytų kartu, tai paskui už vairo, va ten už kokios 3 kopos jie tiesiog susidaužytų. Labai, galima labai didelė tikimybė, kad jiem kažkas būtų negerai. Tai va, o tai kas įvyko, matėt, kaip užsėdo, hidraulinės kojas, čiuk, porą lėkščių, na, išvažiavom, judam toliau. Na, bet čia matosi, kad nėra jie labai dideli profai, nes taip kaip jie važiavo, tai liūdna. Emocijos geros, smagiai. Mes patys labai smagiai pravažiavom. Leidom savo gale jau važiuoti visiškai trasa ir va čia tuos paskutinius 30-40 km važiavom jau net nebe šalia trasos, o visai trasa. Bus gerų vaizdų, bet jau lenktynininkų galima sakyti nebebuvo, kadangi visus prasileidom dar trasoje ten toliau. Ir jau kai Vaidą prasileidom, dar kitus sunkvežimius, paskui ten nebelabai kas lieka. Tai mes važiuojam trasa, jeigu pamatom, visą laiką galinį stebi, jeigu pamato, kad gale kažkas dar atrūksta, iš tokių jau labai lietų ar atsilikusių ar bėdų turėjusių lenktynininkų, mes aišku iš šonus pasitraukim. Tai va, bet visa grupė labai laiminga, nes važiavom realiai 40 km trasa, žinai, bet saugiai, labai protingai, išmintingai. Ir dabar visi gerai jaučiasi, va, atvažiavom į finišą. Labai daug karmos taškų šiandien gavom, nes padėjom ne tik lenktynininkam, bet ir žiūrovam, kurie irgi užsėdė, užsikapstė ir taip toliau. Dykumoje visada reikia padėti. Nu, o lenktynininkam tai mes iš vis, jau jie čia nusikalė tie paskutiniai gale, tai jau bėdžiai. Tai padedi ir, kaip sakyt, laimingas varai miegot.